Pačioje Biblijos pradžioje randame pašėlusiai keistą pasakojimą apie Adomą ir Ievą, kurie gyvena dienos sode. Viskas tame sode nuostabu, taip kaip ir turi būti, išskyrus vieną dalyką. Ten auga toks medis, nuo kurio Dievas sakė nevalgyti, nes tai mirtinai pavojinga. Tik tiek, tai reikia vengti to vaismedžio ir viskas bus gerai? Teisingai, atrodo paprasta. Tačiau sode yra gyvatė ir ji pradeda pasakoti ką kitą. Ji sako, kad net valgydami nuo to medžio nežūsite. Teisybę sakant, tapsite kaip Dievas. Adomas su Ieva patikėjo gyvate ir valgė vaisius. Šis poelgis sukelia tikrą tragediją. Pražuvo sodo gerumas. Į gerą Dievo sukurtą pasaulį įsiveržia blogis ir mirtis. Kodėl sode yra kalbanti gyvatė? Juk tai tikra problema. Tikrai labai keista. O dar keisčiau, kad Biblija nenurodo, kodėl ir kaip tas gyvis ten pateko. Gyvatė Biblija tiesiog vaizduoja kaip tvarinį, kuris maištauja prieš Dievą, nori sukurstyti žmonės dvejoti dėl Dievo gerumo ir nukreipti juos į kelią vedantį mirties link. Kad ir kas būtų toji gyvatė, ji yra blogio šaltinis, persmelkęs mūsų pasaulį ir mūsų gyvenimą dar ir šiandien. Tačiau vilties yra. Tame pačiame pasakojime Dievas Adomui su Ieva duoda labai įdomų pažadą. Kad ateityje pasirodys tam tikras asmuo, Ievos sūnus, kuris sutriuškins gyvatę į galvą ir sunaikins blogį iš pašaknų. Tačiau šioje kovoje gyvatė kirs tam vyrukui į kulnį. Panašu į abipusį sunaikinimą. Taip, tai tin keistas, bet gražus pažadas, kuris tiesiog paliktas laukti iki kito esminio pasakojimo momento, kai Dievas įsirenka vyrą vardu Abraomas ir sako, kad per jo šeimą visoms pasaulio tautoms bus sugrąžintas gerumas ir palaiminimas. Skaitydami apie šią šeimą prieiname pasakojimą apie vieną iš Abraomo proanūkių, Judą. Jis sulaukė pažado, kad iš jo giminės kilsiantis karalius, paskui kurį seks visas pasaulis. Jis atneš taiką ir darną, bus apsčiai valgio, vyno, pieno ir vynuogynų. Žodžiu, bus žiauriai gerai. Pirmasis minimas karalius iš Judo giminės yra karalius Dovydas, tikras didvyris. Gal jis tas gyvatės traiškytojas? Tačiau paaiškėja, kad Dovydas paveiktas to paties blogio, kaip ir likusi žmonija. Gyvatės jis taip ir nesutraiško, įvyksta priešingai. Nepaisant to, Dievas Dovydui duoda pažadą, kad tas karalius kils būtent iš jo giminės. Bet skaitydami pasakojimą toliau, matome, kad Dovydo sūnūs kartą iš kartos elgiasi kaip visiški mulkiai ir pasiduoda gyvatei. Renkasi blogį, jiems rūpi vien pinigai, seksas ir valdžia, jie netgi seka kitais dievais. Padėtis taip pašlyja, kad Izraelio tauta tampa visai nustekenta. Jie tiesiog išvaro didžiulę ir galingą Babilono imperiją. Dabar jau nebelieka karalių, kurie galėtų ištesėti aną pažadą. Atrodo, kad planas žlugęs. Tačiau tomis tamsiomis dienomis gyveno grupė patrakusių vyrukų, vadintų pranašais. Jie vis kalbėdavo apie ateisiantį karalių ir primindavo pažadą, kad jis ateis, kad nugalės blogį ir atkurs sodą. Vienas pranašas vardu Izaijas papasakoja daugiau, kodėl tam karaliui bus įkirsta. Izaijas sako, kad žadėtasis karalius sužeidžiamas dėl žmonijos blogio ir tai jį nužudo. Tačiau netrukus jis sugrįžta. Izaijas sako, kad kaip tik dėl šio žaizdos jis gali tapti išgydymo šaltiniu kitiems žmonėms. Tačiau Senasis testamentas pasibaigia, o gyvatė triuškinantis karalius, apie kurį visi kalba, taip ir nepasirodo. Būtent todėl, kai prasideda Naujasis testamentas, mums pristatomas Jėzus iš Nazareto, bet ne kaip eilinis vyrukas, o kaip tas, kuris atėjo įvykdyti labai konkrečių senovės pažadų. Sužinome, kad jis kilęs iš Dovydo, Judo ir Abraomo giminės. Jis vaikšto po Izraelį, skelbdamas, kad Dievo karalystės gerumas jau yra čia ir dabar. Jis pradeda tvarkyti su blogio pasekmėmis, gydydamas žmonės, atleisdamas jiems nuodėmes ir piktavališkumą. Daug žmonių patiki, kad jis ir yra tas pažadėtasis karalius. Tačiau artimiausiams savo sekėjams Jėzus sakė, kad jis tapsantis karaliumi ir atnešintis taiką savo, prisimdamas visas žmonijos blogio pasekmes. Ta mirtina gyvatės įgėlimo žaizda. Būtent. Atrodo, kad gyvatė laimi. Ta istorija išties būtų tragiška, jei ne tai, kas nutinka po to. Jėzus prisikelia iš numirusių. Dabar Jėzui priklauso galia blogiui ir mirčiai. Tolesni Naujojo testamento tekstai skelbia, kad Jėzaus galiai veikti blogį ir mirtį dabar tapo prieinama ir mums. Mes galime imtis kovoti su blogio padariniais savo gyvenime. Vis dėlto mirtis ir blogis vis dar reali mūsų pasaulio problema. Biblijos pasakojimo pabaigoje aprašoma ateities diena, kai Jėzus sugrįš
ir užbaigs pradėtą jį darbą. Sunaikins gyvatę kartą visiems laikams ir atkurs sodo gėrį čia, žemėje.